Dievo Anabelava darželis nudažytas, apšiltintas su polistirolu, kad nesušaltų. Buvęs, dabar neaišku, kas čia bus. Nu ir dabar eisim su Tuongu kitur apžiūrėti. Va. Šulinys. Kambarys. Va. Ten šiltnamis. Dabar eina prie Liepos, kur jūs pirmą kartą, kai buvote, sūpuoklės buvo. Čia sniego nedaug, bet pūstų yra. Rytą buvo 8 šalčių, bet vėjas stiprus. Matot, einu prie bičių. Čia supustytas sniegas, nes visumoj sniego pas mus nedaug, kitur yra daugiau. Va, gyvos bitės buvo rudenį, vasarą tik tai 2 šeimos iš 4. Kitos numirė nuo ligos. Va, Tuongoj tai čia vieni juokai. Laksto. Va, brendu. Tuongai einam prie Piko, Pukės ir Bardo kapo. Va, po to Beržo yra kapelis. Čia palaidoti mūsų 3 draugai šunys. Tujas iškirto, tik paliko keletą. Anoj pusėje tai jau iškirsta grinai, o čia paliko, aš prašiau, kur paliko. Nu va, čia ant tos obels palikau obuolių, kad paukščiai kėkštai sėklas gal įsijams, užkas, o šiaip tai mes Irena šeria. Aš rytą atsikeliu anksčiau, irgi atnešu jiem košės. Tokios. Padarėm jos projektas ta lesykla. Va. Lesykla. Kavo. Ten įbėrėm kavopo įvairių. Nu, taip atrodo. Gerai. Va, Braškės, šiltnamis, Braškės vos matosi. To bėga. O prie Nosvaros per naktį kiek supūstė, kokias pusnis. Va, matot, čia nėra bemaž sniego. Nu, pusnė, čia vėjas pučia iš tos pusės. O čia, va, kur pjovėte žolę su traktorium. Pusnis prie tvoros. Va, 0,5 metro pusnis. A prie tvarto ten nėra.
Nu tiek, viso.